Gyvi brangus Pro Patria kanalo klausytojai, šiandien su jumis vėl sveikinamės laidoje Už balos, kur aš, Vytautas Sinica Vilniuje ir mano brangus kolega, advokatas JAV lietuvis Povilas Žumbatis Čikagoje, aptarėme JAV, pasaulio ir kartais Lietuvos politikos klausimus. Sveiki, Povilai. Sveiks, Vytautai. Ačiū visiems mūsų klausantiems. Šiandien antroji šių metų mūsų laida ir žadame susitelkti šį kartą į artimųjų rytų temas. Ten dabar yra visas gniutulas atskirų konfliktų židinių ir apskritai temų, kurias reikėtų išrišti, jų santykius ir kiekvieną atskirai. Ir turbūt nuo kažkur pradėdami tą ir bandysim padaryti. Chronologiškai, ko gero, gal Povilas neleis man sumeluoti, iš to, ką norime aptarti, pirmiau prasidėjo krizė, ar galim taip vadinti, Raudonojoje jūroje, kur prasidėjo atakos prieš pro šalį plaukiančius laivus, turėjusios tiesioginių pasekmių viso pasaulio prekybai, tiekimo grandinėms ir ne tik. Ką, Povilai, norim akcentuoti šitoj temoj, kas ten vyksta ir kaip turėtų reaguoti? Sakykim taip, neįprastai. Kaip turėtų reaguoti Lietuva į tokį dalyką, jeigu iš vis turėtų reaguoti? Vytautai, pirmiausia, aš manau, kad reikia atsiminti, kad šiandieną yra sausio 30 diena, kai mes įrašom, kadangi dabar kas artimieji rytai yra, ten yra kaip gaisras, kiekviena valanda yra svarbi ir mes nežinom, kol baigsim kalbėti, gali tada įsivykti nauji puolimai ir panašiai. Taip kad aš manau, kad mūsų klausytojams turim pranešti, kad šiuo momentu daleiskim nežinom, ką Amerika darys dėl paskutinio užpuolimo. Dabar aš manyčiau, kad prasidėjo ne tiek nuo Raudonosios jūros, Vytautai, prasidėjo su Izraelio karu. Izraelio ir Hamas karas, kai Hamas užpuolė, teroristai užpuolė Izraelio gyventojus, prasidėjo karas. Bet pasinaudojant tą karą progą, Hamas, tai yra Hutis, kurie yra kita teroristinė grupė, pradėjo pulti laivus Raudonojoje jūroje. Kodėl ten yra svarbu? Kaip pats minėjai, Vytautai, per Raudonojoje jūrą judėjimas eina per Suez kanalą ir maždaug 30 ar 25% pasaulio prekių keliauja per tą jūrą. Ypatingai svarbu Europai, kadangi maždaug 40% prekių, kur keliauja per Raudonoją jūrą, keliauja į Europą. Tai kai Hutis pradėjo apšaudyti laivus, toj pat visi kreipė dėmesį į Ameriką. Ir Amerika toj pat išsiuntė porą karo laivų, saugoti, padėti, gelbėti apsaugoti tos laivus, prekių laivus, kur tenais plaukia, nors jie nėra Amerikonų laivai. Sakau, daugiausiai yra Europos ir Azijos. Tai Amerika, bandydama Biden pasirodyti, kad jis dirba su visais, kvietė pagalbininkus, aliantus. Ir 14 valstybių sutiko padėti Amerikoje, kad čia yra karas prieš teroristus, kurie trukdo ekonominį judėjimą. Bet kai prasidėjo apšaudymai ir ne vieno laivo užkabino ir tos raketos šaudomos kasdieną, Amerikonai pradėjo reaguoti. Pradėjo apšaudyti atgal tos Hutis, labai kukliai, bet pradėjo apšaudyti. O kai prasidėjo tas apšaudimas, staiga iš tų 14 patys pagrindiniai partneriai, pagrindinės valstybės – Italija, Vokietija, Prancūzija ir Ispanija – nutarė nieko nepadėti. Tai dabar praktiškai gina tą jūrą ir kariauja tik tai Amerika ir dalinai Anglija. O tos valstybės, taip kaip Vokietija, kur tikriausiai daugiausiai gauna prekybos ir daugiausiai, svarbiausia jiem yra ta prekyba, jie neprisideda gintis.
Tai čia yra pavyzdys, ką Trump kalbėjo, kai kalbėjo apie NATO. Kad viską daro JAF, o visi kiti veltėdžiauja jau sąskaitą. Jo, reiškia, ką jis sakė, dabar prieš Trump Europoje yra nusigandę, kad jeigu Trump grįš, jis nutrauks Amerikos ryšius su NATO. Jis to nedarė. Jis tik sakė, kad NATO's nariai privalo laikyti savo žodžių ir savo pažadų. Ir jo argumentas buvo, sako, jeigu jūs patys nenorit gintis, kodėl Amerika turi ateiti ir gintis už jūs. Ir štai šitoj Raudonoj jūroj yra pavyzdys, kaip Europa nori, jo paskelbė, kad visi yra aliantai, 14 valstybių. Jų tarpe Vokietija ir Italija ir Prancūzija. O kai jau reikėjo kariaut, gerai, amerikonai, jūs kariaukite. Labai keista. Prašau, sakykit. Prašau. Reiškia, jiem rūpi jų biznis, jų rūpi jų prekyba, bet leidžia, tegul amerikonai juos gina. 70 metų mes Europoje taip gyvenam jau. Negaliu skųstis. Bet iš tikrųjų jausmas tai yra. Ir čia tiek nukreipstam į šalį, bet Lietuvoje, bent jau gal ne viešumoje, nors ir viešumoje vis daugėja tų diskusijų ir kartais gana rimtai išsakomų, kad vis dėlto JAF nesitaikstys ilgai su šita situacija ir vienaip ar kitaip jos mažės to JAF buvimo Europoje ir mūsų problemų sprendimo, mūsų saugumo užtikrinimo. Aš atsimenu, prieš kokius 5 metus dar buvo šventvagystė abejoti NATO skydų ir kad čia tikrai ateis į pagalbą kažkas. Dabar yra visiškai normali viena iš tokių vyraujančių nuomonių, aš nežinau ar visuomenėje, bet tikrai tuose diskusijose, kurias man tenka skaityti ir matyti viešumoje, kad gali ir neateiti, kad yra papildomų sąlygų, kad mes privalom nuveikti pakankamai, mes turim pakankamai priešintis, lygiai kaip Ukraina sugebėjo pakankamai pasipriešinti, kad galėtume apeliuoti į NATO straipsnį 5 ir kad galėtume tikėtis, kad JAV kažką darys. Ir kad nepriklausomai nuo to demokratai ir respublikonai, aišku, yra skirtumų vidinių visokių, yra tai, kad Bidenas daug žada, bet nieko nedaro, Trumpas baisiai šneka, bet būna padaro, bent jau kaip jo pirmoji kadencija. Bet kuriuo atveju tie bėgiai, ant kurių važiuoja abi partijos, yra link labiau izoliacijos ir kad mes čia privalom pratintis gyventi, nesiremdami JAV apsaugą. Nežinau, kiek jums tai atrodo racionalu. Aš suprantu tą rūpestį ir tam yra priežasčių. Bet žiūrėkit, Ukrainos karas parodė, kaip Europa vis tiek žiūri į Ameriką, kad Amerika ateitų išgelbėtų Europą. Bet čia yra pavojus Europai, ne Amerikai. Ukrainos karas. Liečia Europos rubežius. Taip. Bet Europos viršininkai visi žiūri į Ameriką, kodėl Amerika daugiau neduoda pagalbos negu Europa. Ir Amerika davė daugiau pagalbos negu Europą. Dabar amerikonų tarpe, ir tą iškelia Trump ir kiti amerikonai, ne tik tai Trump, sako, žiūrėkit, karas vyksta Europoje. Europoje yra tikras pavojus iš Rusijos. Bet iš NATO valstybių tik tai 3/3 valstybių laikosi savo pažadų dėl tų 2 procentų bendro produkto gynybai. Nei Vokietija, nei kiti kraštai, pagrindiniai kraštai nesilaiko to. Bet nori, kad Amerika išleistų ir gintų Europą. Ir čia amerikiečiam dabar, kur yra pavojus iš Meksikos dėl migracijos ir kiti ekonominiai pavojai, pasidaro labai rimtas klausimas. Kodėl Amerika turėtų 3 kartą eiti gelbėti Europą? Buvo 1 pasaulinis karas, 2 pasaulinis karas, kur masiniai padėjo Europai. Ir ne tik tai prekiam, ginklais, bet ir gyvybėm. Ir dabar ateina vėl karas su Rusija ir Europa atsisuka į Ameriką, sako, ginkit mus. O mes neprisidėsim. Net po 2 metų karo 2/3 dar neprisideda tų 2 procentų į savo gynybas. Kitas dalykas, jeigu šitą liūdna, bet labai svarbu suvokti, mano galva,
potėme aptariam, yra tai, kas, palyginus šviežia aktualija, tai yra atakos iš Irako teritorijos į Jordanijoje esančią bazę, kur žuvo JAV kareiviai. Kas čia nutiko? Kodėl Iranas leidžiasi į tokią avantūrą? Eskaluojasi regioninis konfliktas? Kodėl visą tai vyksta? Vytautai, mes turim žiūrėti į visą pasaulį ir matyti, yra 3 kraštai, 3 valstybės, kurias kelia nerimą visam pasauliui. Tai pirmiausia yra Kinija, po to Rusija, po to Iranas. Ir tie 3 yra, tai kai buvo Antram pasauliniam kare, nacių Vokietija, fašistų Italija ir Japonai. Dabar vėl yra 3 valstybės. Viena Azijoje, kita pusiau Azijoje ir viena artimuose rytuose. Dabar, kai įvyko ties žudynės, kur užpuolė teroristai amerikonų bazę Jordan valstybėje, kas atėjo tuoj pat ginti Iraną? Rusija ir Kinija. Nepagrasino, bet pabarė Biden, kad jis negalvotų apie bet kokį atsikeršinimą Iranui. Dabar, kodėl keršytų Iranui? Čia yra beveik juokinga. Dabar yra nauja, nuo Korėjos laikų yra nauja vakarų filosofija, kad galima gintis, bet negalima pulti to krašto, kuris puola. Korėjos kare amerikonų kairieji uždraudė bombarduoti į šiaurę nuo Korėjos, kur ginklai buvo ir kariuomenė buvo kiniečių ir panašiai. Tas pats buvo Vietname, tas pats buvo Afganistane. Ne? Ir dabar vėl Iranas. Iranas finansuoja, ginkluoja, paremia ir praktiškai nurodo puolimus bent 5 kraštuose. Hamas puolė Izraelį. Grynai yra finansuoti ir ginkluoti Irano. Tas pats yra Lebanon. Tas pats yra Juodojoje jūroje. Ir tas pats yra Sirijoje ir Irake, kur bet 5 rimtos teroristinės grupės finansuotos Irano puola prieš amerikiečius, prieš izraeliečius, prieš Saudiją Arabiją ir panašiai. Viskas tas yra aiškiai finansuojama iš Irano. Tai dabar Rusija ir Kinija spaudžia Ameriką, kad jūs galit gintis, mes nieko nesakysim, bet nekipkit prie Irano. Iranas yra jų partneris ir jie dabar palyginkim, kai buvo tikras stiprus prezidentas Reagan, 88 metais. Ir tais laikais Iranas užkabino Amerikos karo laivą su minom. Jį nepaskandino, bet truputį sudaužė. Ne? Ką padarė Reaganas? Jis pasiuntė aviaciją ir sunaikino trečdalį Irano laivyno. Per vieną dieną. Ir visą laiką po to buvo labai ramu. Ką padarė Trump, kai daleiskim užpuolė Irano teroristų grupę ir Wagnerio grupė užpuolė 40 amerikiečių apšaudė. Per 2 valandas Trump davė leidimą kariuomeniai sunaikinti tuos, kur užpuolė, ir už 2 valandų 400 žuvo. 200 Wagner grupė ir 200 teroristų. Ir nustoja užpuolimai. Buvo ramu. O ką Biden daro? Biden, daleiskim, Raudonojoje jūroje, sako, mes ginsimės. Tai jeigu pamato, kad ruošia raketą, kuri puls laivus, tada mes bombarduosim tą raketą.
bet neužkabinsi vadų, neužkabinsi jų teroristų kariuomenės, jų sandėlius. Praktiškai bombarduosim tik švelniai, kad jų nesupykyti, kad nesupykyti Irano, kuris finansuoja viską. Tai čia kaip buvo su tais pačiais Jemeno husiais, ar ne, ten kai bombardavo, tai įspėjo iš anksto ir beveik niekas nenukentėjo. Jo, ir dabar klausimas yra, kodėl Amerika taip nusileidžia Iranui. Aš manyčiau, tą klausimą Europai nieks labai kas, arba nieks nekalba. Yra labai pavojingi ryšiai tarp Irano ir Amerikos. Kas kenkia Ukrainai, kenkia Lietuvai. Ir tas viskas kilo nuo Obamos laikų. Prezidentas Obama tiesiog mylėjo Iraną. Nors Iranas visą laiką sakė, kad jų didžiausias priešas, vadina velniu, yra Amerika ir Izraelis. Ir jų tikslas yra vienaip ar kitaip sunaikyti Izraelį ir Ameriką. O Obama visais būdais bandė draugiškai elgtis su Iranu. Ir kadangi Iranas bando pagaminti atominius ginklus, Obama su Europos biurokratais bandė papirkti Iraną, daryti sutartį, kurio Iranas net negalvoja laikytis, kad jie sulėtins, nesustabdys, bet sulėtins gaminti atominius ginklus. Ir tam buvo labai daug išimčių. Daleiskim, Jungtinės tautos galės ateiti tikrinti, ar Iranas laikosi sutarties. Bet kai kurias vietas jie negali ateiti tikrinti. Kur negali tikrinti? Ten, kur yra Irano kariuomenės bazės. O tose bazėse daro tyrimus ir dirba dėl atominius ginklų. Ir ten sutarė, kad negalima jų tikrinti. Už tos pažadus ir kad Iranas atidės atominius ginklus maždaug 15 metų, po to galės gaminti. Amerika pasiūlė milijardus dolerių. $100 milijardų perėjo į Iraną ir jis su pinigais finansavo tas grupės, kur dabar kovoja prieš amerikonus, prieš Izraelį ir prieš vakarus. Ir žinoma, Iranas nesilaikė tos sutarties. Ant galo administracijos parodyti savo gerą valią, Obama išsiuntė lėktuvą pilną Amerikos valiutos. Nieks nežino, kiek ten buvo, $100 milijonų. Ir nieks nežino, iš kur tie valiuta buvo rasta, kad toks kiekis valiutos, kad vos tilpo į didelį lėktuvą. Ir tai buvo dovana Iranui. Kai Trump atėjo į valdžią, jis tuoj pat nutraukė tą vadinamą sutartį. Ir visur yra, sako, buvo sutartis, kurią Europa pripažino ir Obama pripažino. Bet Amerikoje tokia sutartis negalioja, nebent yra pravesta patvirtinta Amerikos Seimo. Amerikos Seimui Obama nepristatė tą sutartį, kadangi žinojo, kad Amerikos Seimas, nors buvo demokratų dauguma, jokių būdų nepatvirtins tos farso. Tai tą vadinamą sutartį Trump nutraukė, sako, čia jokia sutartis, ir uždėjo sankcijas ant Irano. Griežtas sankcijas. Ypač dėl eksportavimo naftos ir ginklų ir panašiai. Ir dėka tų sankcijų per 4 metus Iranas buvo per bankrotą. Konkrečiais skaičiais Irano, kur yra virš 80 milijonų žmonių gyventojų, turėjo tik tai $4 milijardus savo rezervuose, kas praktiškai yra krašto bankrotas. Buvo sukilimai, žmonės buvo nepatenkinti ir buvo klausimas tik, kada žmonės nuvers tą valdžią. Ateina Biden
ir leidžia jiem eksportuoti, nors ir yra sankcijos, bet leidžia eksportuoti naftą. Kam ir eksportuoja naftą? Savo draugam Kinijoje. Ką daro toliau su eksportais? Eksportuoja drones ir kitus ginklus Rusijai, kuri naudoja prieš Ukrainą, kur yra pavojus Lietuvai. Ir visi žiūri per pirštus, Europa žiūri per pirštus, Vokietija žiūri į pigią naftą, žiūri, kad yra galimybės vėl atkurti prekybą ir kas po 3 metų staiga nuo 4 milijardų Irano rezervas dabar yra maždaug 100 milijardų. Ir ką jie daro su tais pinigais? Jie finansuoja tas teroristinės grupės, kur veda pasaulį prie 3 pasaulinio karo. Turbūt jūs atsakėte jau į tą klausimą, bet aš vis tiek tokį apibendrinimą paprašyčiau. Skaičiau čia Walterio Russello Meado, tokį, gal ir jūs skaitėt, nuomonę apie tai, kad, kaip čia vadinti, nuolaidžiavimo ar atšilimo politika su Iranu buvo complete and utter failure iš Bideno pusės ir kad laikas susitaikyti, jog artimųjų rytų regione neįmanoma nieko pakeisti pagal vakarietišką kurpalių, nei čia demokratizuoti, nei išspręsti įtampas. Todėl viskas, ką galima padaryti, tai yra žlugdyti, kad niekas neįgytų tiek galios. Ir čia pirmiausia, aišku, kalbame apie Iraną kaip turbūt galingiausią šalį regione, kad niekas neįgytų tiek galios, jo galėtų tapti terorizmo, nusikaltimų ar karo eksportuotojų. Mes iš esmės sutarėm dėl šito. Jo, aš 100% su to sutinku. Ir pasaulis, ypatingai Europą, užmiršo, kas valdo Iraną. Iraną valdo religiniai bolševikai. Jie nuvertė valdžią, jie perėjo per jėgą, ten nėra jokios demokratijos, ten nėra jokios laisvės, ten persekioja krikščionius, persekioja žydus, persekioja kitus musulmonus, kurie nepriklauso jų sektai. Užtat, leiskim, jie turi didelį nesusipratimą ir kariauja su ISIS, kadangi ISIS priklauso ne tai sektai musulmonų. Ir pavyzdys Bideno, ant kiek Bidenas bando įtikti, įsivaizduokit, Iranas praktiškai kovoja prieš Ameriką ir prieš Amerikos aliantą Izraelį. Aiškis, tai yra karas prieš mus. Prieš savaitę Bidenas, aš nežinau, ar Europoje jūs skaitėt apie tai, Bideno, Amerikos žvalgyba sužinojo, kad ISIS teroristai žada pulti Irano minėjimą. Irane buvo minėjimas pagerbti mirusį generolą, kurį nužudė Trump kariuomenė, kuris buvo pagrindinis teroristas Irake ir Sirijoje. Ypatingai prieš amerikonus. Tai Trump įsakė, kad jį nužudytų ir jį nužudė. Tai Iranas darė jam, kai herojui, minėjimą Irane. Biden slapta agentūra sužino, kad islamas žada bombarduoti tą, užpulti tą minėjimą. Biden praneša Iranui. Sako, jum yra pavojus, per jūsų minėjimą bus puolimas. Iranas nieko nedaro, puolimas įvykta, buvo sprogimai, žuvo keliasdešimt žmonių, žiauriai žuvo per sprogimą. Ir ką Iranas padarė? Vietoj, kad padėkotų Amerikai, sakė, čia amerikonų buvo sudaryta klasta. Amerikonai tą pridėjo. Man atrodo, yra bendra taisyklė, aš bent jau tai jie vadovaujuosi ir gal yra išimčių, bet tada tas išimtis reikia pagrįsti, kad nuolaidžiavimo politika, kurią akivaizdžiai taiko dabar demokratai Irano atžvilgiu, niekada neveikia. Jinai neveikia su Hitleriu, neveikia su Putinu, neveikia su faktiškai jokiais kitais regioniniais agresoriais ir neveikia šiuo atveju ir niekada neveiks. Arba kas nors mane užginčykite. Dabar mes laukia, Vytautai,
kadangi tik tai prieš porą dienų įvyko tas puolimas amerikiečių Jordan valstybei. Čia yra, amerikonai buvo užpulti 165 kartus per paskutinius 3 mėnesius Irake ir Sirijoje. Bet šį kartą, pirmą kartą Jordan buvo užpulti amerikiečiai, amerikonų bazė. Amerikiečiai turi 2,5 tūkstančių kareivių Irake, kur padeda Irako kariuomeniai kovoti su islam teroristais. Turi maždaug 900 Sirijoje, kur panašiai padeda ir mokina, kaip gintis prieš teroristus ir prieš Sirijos diktatūrą. 165 kartus užpuolė amerikiečius ir Bidenas praktiškai nieko nedaro. Retkarčiais leidžia apšaudyti, ką nors ar numeta bombą, kur nors ant kokio asilo. Nenori užkabinti Iraną, nenori supykinti Iraną. Bet pagalvokim, ką tas reiškia. Tas pats buvo Ukrainoje. Amerika žinojo metus prieš, žinojo, iš ką matė, kaip Putinas statė savo kariuomenę prie rubežiaus Ukrainos, matė, žinojo iš pasikalbėjimų, iš šnipų, kad ruošiasi Putinas užpulti Ukrainą. Ką darė Biden? Absoliučiai nieko. Ukraina prašė ginklų. Bidenas atsakė, ne, mes ginklų neduosim, kadangi nenorim kiršyti Putiną. Net kai užpuolė Putinas, Bidenas laukė kelias savaitės, kol pradėjo siųsti ginklus, kadangi manė, kad per 5 dienas, 7 dienas Rusija užims Ukrainą ir bus viskas tvarkoj vėl. Tai čia yra Biden. O kaip jis kalba, kad jis yra už Ukrainą, kai jis gins visas NATO valstybės, ką jis daro praktiškai, viskas yra rusų naudai. Dabar praeitą savaitę labai ramiai, aš nežinau, ar Lietuvoje buvo pranešta, Bidenas sustabdė dujų skystimo terminalus naujus. Turėjo atsidaryti 3 nauji terminalai, kad galėtų siųsti skystytas dujas į Europą. Po Europą kitaip turi pirkti arba pirkti iš Rusijos, arba pradėti naudoti anglis. Vienu žodžiu, Europoje yra blogai. Jo. Kas sustabdo? Kam tai yra nauda? Yra Rusijai nauda. Rusija vėl per užpakalinės duris pradės paduoti naftą Europai. Kadangi Amerika viską daro sustabdyti Amerikos naftos produkciją ir Amerikos eksportą į Europą. Ir tas yra tik tai Putinui naudinga. Aš turiu paskutinį turbūt šios laidos klausimą, kiek kita tema. Prieš porą dienų buvo sprendimas tarptautinio baudžiamojo teismo sprendime, kaip čia byloje, kur Pietų Afrika skundė Izraelį dėl galimo genocido. Ir keista situacija, ir jūs kaip teisininkas gal galite ją išnarplioti, abi pusės bent jau taip viešumoje teigia esančios patenkintos tuo, kas nuspręsta ir kad nuspręsta jų naudai. Kas ten nuspręsta ir kodėl tokia interpretacija? Praktiškai teismas sprendimo nepadarė. Kadangi sprendimo nepadarė, Izraelis yra patenkintas. Bet teismas atidėjo ir davė žinoti per užpakalinės duris, kad tas teismas gali tęstis 14 metų. Reikės medžiagos, reikės liudininkų, reikės visko. Vienu žodžiu, teismas tikrai sprendimo jokio nepadarė, bet jis sakė Izraeliui per 30 dienų pranešti, kaip jie apsaugo tą palestiniečių visuomenę, kuri dabar yra prie bado. Jis sakė, kad Izraelis privalo padėti, kad būtų maitinama, kad būtų vaistai ir kad būtų nepersekiojama
palestiniečių masė, tai 2 milijonai gyventojų. Iš to taško Pietų Afrika yra patenkinta, kadangi sakė Izraeliui, Izraelis yra patenkintas, kadangi nepadarė sprendimų. Ar yra genocidas ar ne. Ką Izraelis atsakys dėl persekiojimo visuomenės palestiniečių, aš nežinau. Kas yra įdomu, Vytautai, Amerikos žiniasklaida praktiškai nepraneša, kas dedasi dabar palestiniečių tarpe. Tie 2 milijonai gyventojų. Jeigu nori gauti informaciją, turi eiti į BBC arba kitą, ypatingai iš Anglijos. Žiniasklaidos galime pamatyti, kas ten dedas. Praktiškai yra badas. Žmonės miršta ant gatvių. Kūdikiai miršta, moteris miršta, žmonės yra varomi, neturi kur gyventi. 2 milijonai yra suvaryti dabar į kampą. Ir klausimas yra, dešinieji ekstremistai Izraelį sako, kad palestiniečius reikia išstumti visai iš Gazos, kas būtų nusikaltimas ir būtų genocidas. Bet kur išstumti? Egiptas nepriima. Į jūrą išstumti? Jiem nesvarbu, tik tai sako, kad mes norim turėti Gazą, kur apgyvendysim žydus ir kur nebus palestiniečių. O bet kur tai nėra dingsta palestiniečiai, jie politika, ne? Prašau? Tai nėra mainstreaminė Izraelio laikysena. Netanjahu tokių žodžių nesako. Yra maždaug trečdalis, pagal apklausinėjimus yra trečdalis gyventojų dabar yra už tą, kad Izraelis užimtų Gazą, perimtų. Dėl detalių nesiaiškina, bet ekstrem dešinieji, ypatingai tie, kurie gyvena užimtam vakarų krašte, jie reikalauja, kad jie galėtų įkurti tokias kolonijas, kaip yra vakarų, ir kad dingtų palestiniečiai. O į detalės jie neina, kaip ir kur dings, nesvarbu, jie dings. Bet tas maždaug yra trečdalis žmonių. Mažuma. Supratau. Na, liūdna nata mūsų laidos pabaigai. Dabar ir mes, čia makabriškai nuskambės, bet į detalės, ta prasme, kad platesnė analizė konflikto Gazos ruože nesileisim. Bet ačiū Povilui už artimųjų rytų analizę. Tikiuosi, kad ne vienam iš mūsų klausytojų buvo pasakyta kai kas naujo ir įdomaus. Man tikrai taip. Dėkoju mus remiantiems, kviečiu remti Contribui platformoje ir toliau Pro Patria kanalą ir tariu sudie iki kitų kartų. Iki, Povilai. Iki, Vytautai.